Rikiuoti. Ramiai. Lietuvos Respublikos istorinė ir kariuomenės vėliavos ginklų. Gard. Vėliau grupė. Vėliau maršų. Žengti. Marš. Rikiuoti. Pagib. Rikiuoti. Laisva. Šiuo metu matote tiesioginį vaizdą iš Konstitucijos prospekto, kur ką tik prasidėjo iškilminga rikiuotė, matėme jos pradžią ir laukiama prezidento Gitano Nausėdos, jam atvykus, pasigirs dar ir trimito signalai ir prezidentas ir krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas sakys sveikinimo kalbas, o kol kas štai matom tiesioginį vaizdą, prezidentas Gitanas Nausėda atvyko į paradą. Ponios ir ponai. Jo ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda. Rikiuoti. Ramiai. Lietuvos Respublikos prezidentą ginklų. Gard. Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, Lietuvos kariuomenės ginkluotųjų pajėgų ir sąjungininkų būriai kariuomenės dienos progai išrikiuoti. Rikiuotės vadas, brigados generolas Artūras Radvilas. Sveiki, kariai! Sveikinu su švente! Rikiuoti. Pagirta. Jūsų ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentė, Lietuvos vyriausybės ir Seimo nariai, Lietuvos ir užsienio valstybių kariuomenių vadai, ekscelencijos ambasadoriai, garbūs užsienio svečiai, generolai, gerbėmieji ponios ir ponai, mėly Lietuvos kariai. Šiais metais
Lietuva švenčia atkurtos valstybės 105-asias metines. Prieš 105 metus Lietuvos žmonės atkūrė 18 amžiaus pabaigoje prarastą valstybingumą ir sukūrė modernę Lietuvos valstybę. Tačiau atgimusiai valstybei netrukus kilo išlikimo pavojus ir 1918 m. lapkričio 23 d. oficialiai atkurta Lietuvos kariuomenė nedelsiant stojo ginti savo nepriklausomybės. Lietuvos kariuomenė tęsė senasias Lietuvos karo tradicijas ir tai parodė suteikdama senosios Lietuvos valstybės valdovų ir kitų mūsų istorijai svarbių žmonių vardus kariuomenės daliniams, kuriuos mūsų kariuomenės vienetai garbingai nešioja ir šiandien. Iškilminga karių rikiuotė, skirta atkurtos Lietuvos kariuomenės 105-osioms metinėms paminėti, pradėsime Lietuvos Respublikos himnu ir valstybės vėliavos pakėlimu. Rikiuotė, Lietuvos Respublikos himną, ginklų, girk! Vėliava, kill! Rikiuotė, pagerbta. Gerbėmieji, laikantis kariuomenės tradicijų, minint Lietuvos kariuomenės dieną, iškilmingai pakelsime pagrindinių Lietuvos kariuomenės rūšių vėliavas. Rikiuotė, Lietuvos kariuomenės rūšių vėliavas, ginklų, girk! Vėliavas, kill! Rikiuotė, pagerbta. Rikiuotė, laisvė. Kalbės Jo Ekscelencija Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda.
Brangus kariai, mėly Lietuvos žmonės, sveikinu Jūs visus Lietuvos kariuomenės dienos proga. Prieš 105 metus stojo ginti savo šalies nepriklausomybės ir valstybingumo. Lietuvos kariai pradėjo šlovingą tradiciją, kurią puoselėjame iki šiol. Lietuvos kariuomenė buvo kuriama itin sudėtingomis sąlygomis, stokojant pinigų, ginklų, organizacinės patirties ir net laisvės veikti savo krašte. Tačiau per rekordiškai trumpą laiką jis sustiprėjo ir užtikrino jaunos valstybės išlikimą. Būtent nepriklausomybės kovose užgimė įsitikinimas, kad Lietuvos valstybė gali ir turi atlaikyti visus istorijos išbandymus. Šiandien, kai Lietuvos kaiminystėje vėl darosi neramu ir pavojinga, o brutalūs Rusijos veiksmai pareikalauja vis daugiau aukų, mes jau esame priėmę sprendimą priešintis. Visomis išgalėmis remiame Ukrainą, teikiame karinę, finansinę ir humanitarinę pagalbą, prisidedame prie ukrainiečių karinio rengimo ir gydymo. Garsiai ir aiškiai sakome, kartu būsime iki pergalės. Pasikeitusioje saugumo aplinkoje gyvybiškai svarbu užtikrinti, kad bet kokiems iššūkiams būtų pasirengę ir mūsų kariai. Nemažai darbų jau padaryta. Lietuvos kariuomenės modernizacija ir pajėgumų plėtra yra tapusi valstybės prioritetu. Pamiršę ankstesnės abejonės, pagaliau reikšmingai padidinome krašto apsaugos finansavimą. Pradėti ir divizijos kūrimo darbai, kuriems reikės dar daugiau lėšų ir pastangų. Lietuvoje surengtas istorinis NATO viršūnių susitikimas dar kartą patvirtino, esame svarbi, galingiausio pasaulio istorijoje aljanso dalis. Vilniuje priimti sprendimai dėl NATO rytinio flango stiprinimo, naujų regioninių gynybos planų ir rotacinės oro gynybos užtikrina, kad Lietuvos teritorija prireikus būtų ginama nuo pirmosios akimirkos, bendromis jėgomis, maksimaliai efektyviai. Mūsų gynybos pajėgumus reikšmingai išplečia ir pasiektas susitarimas dėl Vokietijos brigados dislokavimo bei nuolatinė Jungtinių Amerikos valstijų karių rotacija Lietuvoje. Esu nuoširdžiai dėkingas kiekvienam NATO sąjungininkų kariui, kuris šiandien tarnauja čia, toli nuo namų, dalyvauja bendrose pratybose ir stiprina sąveiką su mūsų kariais. Kartu su jais, kartu su jumis mes ne tik jaučiamės, bet ir esame saugesni. Tačiau daugeliu grėsmių akivaizdoje svarbiausia, kad valstybės gynyba būtų visų mūsų Lietuvos piliečių bendras reikalas. Tad kviečiu jūs tvirtai palaikyti Lietuvos kariuomenę, bendromis jėgomis puoselėti ir stiprinti Lietuvos valią priešintis, ugdyti patriotiškai nusiteikusį jaunimą, ieškoti ir rasti savo vietą valstybės gynyboje, kaip tai numato naujasis valstybės gynybos planas. Tegul ši šventė mums visiems dar ilgai primena krašto apsaugos reikšmę nepriklausomos valstybės gyvenime. Tegul Lietuvos kariuomenė toliau auga ir stiprėja, semdamasi jėgų iš laisvę mylinčios, drąsios ir ryžtingos tautos. Ačiū Jums. Kalbės Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas. Lietuvos Respublikos prezidentė Grybauskaitė, atkurtos Lietuvos vadovė
Vytautai Landsbergi, kariuomenės vadė, vyriausybės, Seimo, Lietuvos ir užsienio valstybės institucijų atstovai, krašto apsaugos sistemos darbuotojai, kariai, šauliai, renginio svečiai. Kreipiuosi į visus susirinkusius, nes tikiu, kad visi prisidedame prie Lietuvos stiprėjimo. Lietuvos kariuomenės diena tai šventė apie stiprybę, apie pareigą, apie mūsų visų, Lietuvos ir visų NATO šalių bendrystę, nes esame mūsų saugumo garantas ir mūsų sėkmės istorijos kūrėjai. Kariuomenės stiprybė priklauso nuo mūsų visų pastangų ir palaikymo. 105-osios kariuomenės atkūrimo metinės liudija ne tik stiprybę, bet ir skausmą kovos už laisvę randus ir nepaliaujamas pastangas vardan nepriklausomos Lietuvos ateities. Šiandien turime prisiminti istoriją, atiduoti pagarbą kritusiems vardan laisvės, atiduoti pagarbą visiems šiandien tebekovojantiems už laisvę. Okupantų žiaurumas naikino žmonių likimus ir toliau naikina juos šiandien Ukrainoje. Turime tai matyti ir neleisti plėstis smurto ir agresijos riboms. Turime stabdyti agresorių. Lietuvos ir kitų partnerių tiekiama ginkluotė, technika kritiškai prisideda prie Ukrainos kovos už nepriklausomybę ir kartu prie visos Europos saugumo. Šiandien mes turime stiprią, modernę, darniai veikiančią Lietuvos kariuomenę, kurios kovinė galia nuolat auga. Turime istorinę galimybę užtikrinti ir tolimesnį kokybinį postumį. Kariuomenė yra modernizuojama, besiruošianti patiems įvairiausiems gynybos scenarijams, pasirengusi bet kada reaguoti. Kartu su mumis ir mūsų sąjungininkai, prisidedantis prie viso regiono saugumo stiprinimo. NATO ir ES šeimoje esam lygiaverčiai partneriai. Lietuvos kariuomenės bei patriotiškos atsparios visuomenės reikšmė ir sąveika stiprėja. Socialinis, ekonominis Lietuvos stiprinimas nemažiau svarbus mūsų nacionaliniam saugumui. Puoselėjame savo stiprybės, kuriame Lietuvos ateitį drąsiai, kuriame savo istoriją susidurdami su nelengvais iššūkiais ir drąsiai pasitikdami naujus. Geopolitinio nestabilumo sąlygomis agresyvę užsienio politiką vykdantį Rusiją skaičiuoja, matuoja ir geriau, kad niekuomet nedrįstų kėsintis, o jei kėsintųsi, mes būtume pasiruošę. Dėkoju visiems už jūsų ir mūsų visų pastangas, gynybinių pajėgumų stiprinimą, kuriant saugę ir stiprią valstybę. Ypatingai dėkoju kariams už nepajudinamą atramą šalies saugumui iš profesionalumą. Ačiū už jūsų tarnybą. Sveikinu visus su Lietuvos kariuomenės diena. Gynyba yra kiekvieno iš mūsų atsakomybė ir Lietuvos kariuomenė tai mūsų valstybingumo stiprybė. Nenutylėkime savo pergalių, pasidžiaukime sėkmės istorijomis. Jūsų dėka stiprėjame ir stipriname vieni kitus, kartu mes esame didelė jėga. Kalbės Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys. Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė Grybauskaitė, pirmos šalies vadovė profesoriau Landsbergi, jūsų eminencija Vilniaus arkivyskupė kardinolė Grušė, krašto apsaugos ministrė, jūsų ekscelencijos ambasadoriai, dear friends, brothers and sisters. Mūsų kariuomenė jau 105 metus gyvuoja. Lapkričio 23 sukako lygiai 105 metai, kaip išleistas pirmasis Lietuvos kariuomenės įstatymas. Žinoma, mūsų kariuomenė susikūrė neišleidus pirmąjį įsakymą. Kūrėsi priešui puolant mūsų šalį. Kūrėsi
krūvinose kovose, tautos sąmonėje ir širdise, mūsų jaunimo svajonėse ir viltise. 1923 metais Kario žurnale buvo rašoma: kariuomenės pamate guli tvirtas tautos pasiryžimo akmuo. Tai buvo tada, taip yra ir šiandien. Visuomenės ryžtas ir palaikymas – mūsų pagrindinė amunicija. Galingiausia amunicija pasaulyje. Ne vienas mūsų neturime imuniteto praradimo skausmui. Bet baimė, dvejonės ir panika yra tai, kas maitina mūsų priešą. Neleiskime jam laimėti be mūšio. Esu įgaliotas perduoti jums karių žinią. Taip, kaip šiandien esame čia, taip ir reikus gintume visų mūsų šeimas, namus ir Lietuvą. Girdite diskusijose apie kariuomenės plėtrą, finansavimą, gynybos planus. Mes vystome ir kūrėme tikrą, lygiavertę su sąjunginiais kariuomenė. Tam būtina augti iki didesnių formuočių, iki divizijos. Tam būtina tinkama ugnies gale, manevro gale, tankai, oro gynyba, šiuolaikinės technologijos su žvilgsniu į ateitį, kad mes būtumėm laiku ir vietoje, kada tauta mus pašauks. Tačiau jau šiandienos ginkluotės gynybos planas sudėliotas taip, kad nuo pirmo signalo žinome, kaip reaguoti ir esame tam pasiruošę. Tam demonstruojame ir šiandien. Rikiuotėje Lietuvos, Baltijos šalių, regiono, NATO kariai ir technika. Su tokia technika reaguotume į grėsmės ir agresiją nedelsiant. Kitų šalių kariai, lėktuvnešiai, lėktuvai, raketos, galinga amunicija. Šios dienos rikiuotėje nematoma jėga. Jėga, kuri užtikrina tinkamą atsaką. Į ugnį ugnimi. Į ten, iš kur kyla grėsmė. Kario priesaika pati didžiausia ir svarbiausia gyvenimo priesaika – ginklu ginti savo valstybę. Prisimant pačią didžiausią riziką, net paaukoti gyvybę. Todėl šiandien nuoširdžiai dėkoju už ištikimą, atsidavusią, užtikrintą kiekvieno Lietuvos kario tarnybą. 5 savo vadovavimo kariuomenėje metus, nedvėjodamas sakau, Lietuva turite nuostabius savo šalies gynėjus ir turite patikimus sąjungininkus. Būdami kolektyvinės gynybos dalimi, atgrasime ir siunčiame aiškę žinę agresoriui. Nebandyk kėsintis į mūsų namus. Taikos ir laisvės neišmatuosi. Kariuomenės veiklos rezultatų taip pat. Siekiant pasiruošti ateities karui, nenuspėjamam, didelio masto, privalome adaptuotis ir keistis. Privalome grįžti į dabartį ir pasiruošti ateičiai. Tiesa ta, kad vieniems tai neįmanoma. Todėl kreipiuosi į mūsų jėgą, ramstį, čia esančius sąjungininkų vadus ir karius. Dear Chiefs of Defense, our friend Carsten, Martin, Leonid, our brilliant master of strategic planning master, von Sandra. Dear commanders and comrades, this is a significant day for us. Our huge military family is together, united by strengths and values. We are here to show Moscow that NATO is here and that we are ready. We are here to once more send an internal message to my country. The assurance of solidarity within NATO and the crystal clear will to defend the freedom of our citizens. We know since long that strong deterrence is the only melody aggressor likes to. Again, we are ready. We will become even better soon.
If you want peace, prepare for war, is the guideline in our daily work and trainings. And to all troops assembled today, I recall, let us never forget that. Let us show with our parade that freedom, democracy, and dignity will prevail. Thank you to everyone. Thank you to all allies. Mūsų kariuomenė jau 105 metus gyvuoja. Šiandien noriu padėkoti tiems, kurie sukūrė tvirtą karinių pajėgų pamatą. Kariams, veteranams. Kreipiuosi ir į sužeistus karius. Jūs esate mūsų dalis ir šiandieną. Dėkoju visų karių šeimų nariams už paramą ir palaikymą. Gražios šventės, sėkmingos tarnybos vardan Lietuvos. Rikiuotė ramiai. Sveikinu su Lietuvos kariuomenės diena. Dėkoju už tarnybą. Gerbėmieji, minėdami atkurtos Lietuvos kariuomenės metinės, prisiminkime ir tylos minutę pagerbkime visų žuvusių ir padėjusių galvas už tėvynę, visų kovojančių ir žūstančių už laisvę ir demokratinės vertybės atminimą. Rikiuotė. Ginklų. Gir. Ačiū. Rikiuotė. Pagir. Išnešamos gėlės, kurios visų vardų bus padėtos ant Antakalnio ir Rasų kapinėse, ant Laisvės gynėjų kapų, ant Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio ginkluotojų pajėgų vado Adolfo Ramanausko Vanago, kuris prieš 66 metus buvo sovietinių okupantų žiauriai kankintas ir nužudytas kapo, prie paminklų nepriklausomybės kovose žuvusiems Lietuvos kariams, prie nežinomo kario kapo ir 1863–1864 metų sukilėlių amžinojo poilsio vietoje.
Jūsų ekscelencijos gerbėmieji, dabar nuaidės 3 artilerijos pabūklų salvės iš Lietuvos laisvės kovotojų partizanų memorialo Kryžkalnyje, kurias atliks Lietuvos kariuomenės brigados generolo Motiejaus Pečiulionio artilerijos bataliono kariai. Salvės skiriamos Lietuvos valstybei, atkurtai Lietuvos kariuomeniai, NATO sąjungininkams ir partneriams. Užtaisyti! Viena! Salė! Ištaisyti! Pasiruošti! Užtaisyti! Viena! Salė! Ištaisyti! Pasiruošti! Užtaisyti! Viena! Salė! Ištaisyti! Gerbėmieji, Lietuvos kariuomenė turi tradiciją kasmet, švenčiant Lietuvos kariuomenės dieną, įteikti apdovanojimą Lietuvos karžygys asmenims, pademonstravusiems stiprybę, ryžtą ir drąsą. Šiais metais tai jau 16 nominacija. Kiekvieno karžygio kovos dvasia turėtų būti neatsiejama nuo gebėjimo aukotis dėl kovos draugo, šeimos, tautos, valstybės, įrodyti, kad gali veikti nepaisydami sudėtingų aplinkybių ir netgi realios grėsmės savo gyvybei. Kviečiame įnešti apdovanojimą Lietuvos karžygys. Rugpjūčio mėnesį, nelaimingo įvykio metu, čekų karys, tarnaujantis Lietuvoje, patyrė sunkią galvos traumą. Karys buvo skubiai nugabentas į Kauno kliniką. Grįžtame į studiją. Mūsų studijoje komandoras Giedrius Valintėlis ir kapitonas Ignas Stankus. Ir dabar jau 16 kartą įteikiama karžygio statulėlė. Ignas Stankus, papasakos plačiau, už ką šį kartą jis skiriama ir kam. Tai kaip ir minėjote, karžygio statulėlė įteikiama kiekvienais metais. Kariuomenės dienos proga yra organizuojamas šis renginys, būtent apdovanoti asmenys už nesavanaudiškus, kartais didvyriškus poelgius. Ir šiais metais šitas apdovanojimas pagrindinis Lietuvos karžygys atitenka Kauno klinikų medikams, kurie išgelbėjo čekų kario gyvybę. Čekų karys patyrė tikrai sunkią galvos traumą, išsiliejo kraujas į smegenis, patyrė komą ir tikrai sudėtingomis sąlygomis medikai sugebėjo išgelbėti šio kario gyvybę ir jis šiuo metu yra gyvas. Tai tikrai didvyriškas medikų poelgis, nes jie padarė tiek daug, kad karys būtų su mumis. Tai tikrai šis apdovanojimas atitenka jiems. Matysime, kaip atsiims medikai būtent šį apdovanojimą, bet labai svarbu paminėti, jog tai ne vienintelė istorija. Istorijų yra daugiau. Taip pat karžygio apdovanojimai šiais metais atiteks ir juos perduos vienai iš karių šeimai. Tai yra logistikos valdybos karininkiai ir generolo Jono Žemaičio, karo akademijos kariai. Jų šeima yra įsivaikinę 3 vaikus.
tai tikrai šie žmonės savo atsidavimu Lietuvai, savo tiesiog meilę ir globojimu vaikų, kurie buvo atstumti, tai tikrai pasižymėjo ir verta tai paminėti. Taip pat 4 kariai bus apdovanoti už išgelbėtą 2 vaikų gyvybę. Tai yra Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kariai ir Mindaugo husarų bataliono kariai, kurie išgelbėjo kovo mėnesį įlūžusius vaikus. Su pagalbiniam priemonėm jos sugebėjo išgelbėti, aprengė žiemos metu beveik savo rūbais, tai spūdinga tikrai. Dabar matom 3 medikus Kauno klinikų profesorių Arimantą Tamašauską, gydytoją Karolį Simaitį ir klinikų gydytoją Neringą Balčiūnienę. Priima apdovanojimą. Apdovanojimą įteikia Lietuvos kariuomenės vadas generolas Valdemaras Rupšys ir girdėsim ir padėkos. Žodį turėtų kalbėti Arimantas Tamašauskas. Arimantas Tamašauskas. Jūsų ekscelencija, Lietuvos Respublikos prezidentė, gerbiamas krašto apsaugos ministrė, kariuomenės vadė, gerbiami kariai ir garbūs svečiai. Noriu padėkoti Jums už aukštą mūsų įvertinimą, skiriant medikams Lietuvos karžygio apdovanojimą. Taip, kaip ir karių taikos laikotarpyje, taip ir medikų darbas dažnai nematomas. Tačiau medikai, kaip ir kariai, pasiruošę atlikti mažus ir didelius kasdieninius darbus vardan Lietuvos žmonių. Yra vertinami už savo aukštą profesionalumą ne tik Lietuvoje, bet ir aplinkinėse šalise. Šį apdovanojimą, aš manau, reikėtų priskirti ne tik neurochirurgijos klinikai, ne tik tai didžiosioms Kauno klinikoms ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetui. Tačiau manau, kad tai yra visų Lietuvos medikų pagerbimas, nes absoliuti dauguma Lietuvos medikų yra kasdienos karžygiai greta Lietuvos karių. Jau daugiau kaip 10 metį Kauno klinikos ir jos padalinys, neurochirurgijos klinika, sėkmingai bendradarbiauja su Lietuvos kariuomenė, esant reikalui, rūpinamės karių sveikata, bet ne tik. Domimės dar, ką galėtumėm dar padaryti, kad mūsų valstybės gynėjai būtų sveiki, greičiau ir saugiau grįžtų į rikiuotę, jie atsitinka sveikatos problemos, greičiau reabilituotųsi po sunkių misijų, turintis įpareigojimų mūsų sąjungininkams. Tai, kas dar prieš porą metų atrodė kaip neįmanoma, dabar jau realiai grasina mūsų valstybei. Ir tai, ką galima buvo daryti šiek tiek atidedant iš lėto, dabar įgauna visai kitą pagreitį. Medikai dažnai pasižymi intuiciją. Ir tie pasiūlymai, kurie buvo pateikti eilę metų atgal, taikos metu prieš 10-metį, tapo gyvybiškai svarbus dabar, įvertinant karą kaiminystėje ir grėsmės Lietuvai. Galiu užtikrinti, kad absoliuti dauguma Lietuvos medikų ir toliau išliks kasdieniais Lietuvos karžygiais. Ačiū Jums už parodytą dėmesį. Mūsų sveikinimai pasiaukojančiai gydytojų komandai. Pradedame karinį paradą, skirtą Lietuvos kariuomenės dienai ir atkurtos Lietuvos kariuomenės 105-osioms metinėms. Žygiuoja Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų būriai su vėliavomis. Katja? Rai! Či? Ne! Vėliau grupė. Reikėtis priekį žengti. Marš! Taip, tiesiog Konstitucijos prospektas, parado pradžia ir rikiuotė. Ką mes matom, ponas Stankau?
Taip, tai matome rikiuotę, dabar vyksta šiuo metu persirikėvimas karių. Žinoma, priekyje, kaip visada, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa. Štai matome nešamas Lietuvos Respublikos valstybinė vėliava, istorinė vėliava ir, žinoma, kariuomenės vėliava. Iš karto už jų visų 31 NATO valstybės vėliavos, kurias neša generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai. Toliau garbės sargybos kuopa, reprezentuojanti visų Lietuvos kariuomenės rūšis. Ir, žinoma, mūsų svečiai, kaip be jų Latviai ir Estai, tai yra Estijos garbės kuopos kariai, kurie Estijoje atlieka dažniausiai karo policijos funkcijas ir tiesioginę prezidento apsaugą. Latvijos garbės sargybos kuopos būrys taip pat. Tai ir netrukus pamatysime pačią pradžią, o rikiuotę visą veda sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Radvilas, kuris, matome, rikiuotės priekyje ir ves visą Lietuvos kariuomenės ir sąjungininkų karių koloną. Taip, po to jau seks karinė technika. Pone Valentieji, čia gal turim dar truputį laiko pakalbėti plačiau apie tai, kokiom sąlygom tarnauja mūsų kariai šiuo metu. Tai Lietuvos kariuomenės tarnyba žymiai gerėja pastaruoju menu. Yra atidaromos naujos kareivinės, taip pat kariams yra perkama nauja ekipuotė ir ginkluotė, kurią ir galėsite pamatyti parado metu. Taip, tai kaip ir minėjo komandoras, pamatysime netrukus karius su naujausia ginkluotė ir ekipuotė. Šiuo metu matom pačią pradžią, tai vėliavos grupė, žinoma, NATO valstybių vėliavos žygiuoja. Ką labai svarbu tikriausiai paminėti, tai man kaip kariui, kuris atėjo iš garbės sargybos kuopos, tai yra įspūdinga matyti, kad generolas veda visą rikiuotę su šarvinė liemenė, su ginklu. Tai yra toks lyderystės pavyzdys man kaip karininkui, tai tikrai smagu matyti. Žinoma, garbės sargybos kariai, išskirtinė mūsų kariuomenės dalis, reprezentaciniai visi renginiai, šalies vadovų pasitikimai, visur matome garbės sargybos kuopą ir užsienio svečiai atvykę į Lietuvą pirmuosius, ką pamato, tai mūsų garbės sargybos kuopos karius, kurių veiksmai tiesiog yra atidirbti iki menkiausio aspekto. Tai dabar štai matom ekrane sausumos pajėgas reprezentuojantį garbės sargybos kuopos vienetą. Iš karto už jų oro pajėgos, jūrų pajėgos. Ekrane, žinoma, 31 NATO valstybių vėliava priekyje, nes mes esame NATO sudėtyje jau 19 metų, kitais metais šviesime jubiliejų 20 metų. Tai ypač svarbu yra paminėti būtent NATO šitame renginyje ir sąjungininkai taip pat bus šitoje rikiuotėje kartu su mumis. Tai juos netrukus išvysime. Būrys po būrė žygiuos su savo vėliava. Taip. Taip, štai ir matom Estijos, kaip ir minėjau, garbės sargyba, karo policija, kurie vykdo realias funkcijas Estijoje. Tai, kaip ir sakiau, viena iš funkcijų prezidento tiesioginė apsauga, tai yra jų vėliavos grupė. Na ir štai Latvijos garbės sargybos kuopos būrys su savo vėliava. Taip pat mūsų braliukai, kuriuos sutinkame įvairiuose renginiuose užsienyje, taip pat vykstame į nacionalinės šventes taip pat Latvijoje ir Estijoje ir kitose valstybėse. Na ir štai MNC Northeast, tai yra Šiaurės rytų korpuso vėliavos grupė, reprezentuojantis vienetas Šiaurės rytų korpusą, kuris būtent ir yra atsakingas už mūsų regiono saugumo ir NATO veiksmus mūsų regione. Tai yra Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija. Ir štai šitas vienetas MNC Northeast būtent ir yra reprezentuojantis šį NATO vienetą. Štai, matome dabar priešakinį IFP batalioną, kovinę grupę, tačiau ši kovinė grupė yra iš Latvijos. Lygiai tokį pat daugia nacionalinį vienetą turime ir Lietuvoje, kuriam vadovauja Vokietija, o būtent Latvijoje vienetui vadovauja Kanada ir daugybė kitų valstybių yra viduje. Na ir štai prasideda Lietuvos kariuomenės pagrindiniai vienetai, sausumos pajėgos, sausumos pajėgų vėliava.
žinoma, priekyje didžiausios mūsų pajėgos ir iš karto už sausumos pajėgų kovinės vėliavos matome žygiuoja mūsų kariai iš Geležinio Vilko brigados. Štai Geležinio Vilko brigados būrys su kovinė savo vėliava. Žinoma, Geležinio Vilko brigada pagrindinis mūsų kariuomenės vienetas su tikrai didelė smogiamąja gale. Pėstininkų kovos mašinos Vilkas yra jų sudėtyje ir daug kitų vienetų. Na ir žinoma, štai matome vokiečių vėliavą, tai yra prasideda IFP, tai yra NATO priešakinių pajėgų bataliono vienetai, kurie yra čia Lietuvoje ir atlieka tarnybą nuolatos, jie neatvyko tik tai paradui ir matysime, kiek valstybių sudaro šį batalioną, šią priešakinę grupę. Tai pirmoji valstybė, žinoma, vadovaujanti Vokietija, tai Vokietijos karių būrys su savo ginkluotė, tai pamatysime ir jų karinę techniką be abejonės. Leopardai yra jų pasididžiavimas, kuriuos tikrai laukiam visi išvysti. Belgija, taip pat karių būrys įeinantis į IFP, tai yra tą NATO priešakinį batalioną. Tai štai matome karius su savo ginkluotė. Na ir netrukus pamatysime kitų valstybių vėliavas. Štai ir Čekija, Čekus vedo būrio vadė, štai matom, su Čekijos vėliava žygiuoja čekų kariai, kurie integruoti, kaip ir minėjau, yra į tą patį NATO priešakinių pajėgų batalioną, jų kovinę techniką taip pat pamatysime ir iš karto už čekų šitoj gausioje rikiuotėje turėtume pamatyti Nyderlandus, tikriausiai štai ir Nyderlandai, matome Nyderlandų būrį, reprezentuojantį, štai kariuomenės vadai atiduoda pagarbas. Tikrai, nežinau, man tai labai smagu matyti, kiek daug žmonių susirinko stebėti šį paradą. Norvegija, žinoma, Norvegija žygiuoja savo sudėtyje ir pamatysime taip pat norvegų karinės technikos šiame parade, kuri yra integruota į tą NATO priešakinį batalioną, kuris dislokuotas yra Rukloje. Taip, toliau iš karto po norvegų turėtų prasidėti, tai yra EVA brigada. Labai svarbu paminėti, štai matome jau Vokietijos vėliavą tolumoje. Tai yra ta brigada, apie kurią nuolat šnekama, apie kurią nuolat komentuojama. Tai yra EVA brigada, jos valdymo elementas yra čia Lietuvoje ir dabar. Ir būtent šito karinio vieneto, šitos brigados karinę techniką taip pat pamatysime. Tai yra pėstininkų kovos mašinos Puma. Tai yra pėstininkų kovos mašinos Puma važiuos šiandien parado metu karinės technikos kolonoje. Tai yra vienos naujausių ir moderniausių pėstininkų kovos mašinų pasaulyje. Tai ir būtent šiandien mes jas išvysime. Štai Žemaitijos brigada. Žemaitijos brigada taip pat sausumos pajėgų integralus vienetas, brigados batalionai išsidėstę Klaipėdoje, Radviliškyje, tai įvairiuose miestuose. Ir kas labai svarbu paminėti, kad žemaičiai yra žemaičiai, jie užsispyrę tokie, stebėjau aš vakarą jų pasirodymą, kada jie žygiavo, tai jam tas šaltis tai tikrai visiškai nedarė jokios įtakos, tikrai rimti vyrai. Na ir štai, mūsų sąjungininkai, Jungtinės Amerikos valstijos, Jungtinių Amerikos valstijų vėliava ir, kaip ir minėjo komandoras, šiandien jau mes turime net 2 batalionus čia ir dabar Lietuvoje. Jų nuolatinė dislokacijos vieta yra Pabradėje ir pirmas iš batalionų ir štai karių grupė, kuri reprezentuoja šį batalioną, tai yra tankų batalionas, kuris pagrindinė jau ginkluotė yra būtent tankai Abrams. Abrams, taip pat pėstininkų kovos mašinos Bradley, tai visa ši technika yra būtent šito bataliono ir mes pamatysime šią techniką taip pat parade. Na ir sekantis batalionas yra amerikiečių, tai artilerijos batalionas, kurių pagrindinė ginkluotė yra savaeigės haubicos Paladin, 155 mm haubicos, kurias taip pat šiandien išvysime. Tikrai milžiniškas technikos vienetas, dreba žemė, kai važiuoja.
Taip, tai krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai rikiuotėje, taip pat sausumos pajėgų integrali dalis. Būtent krašto apsaugos savanorių pajėgos dabar žygiuoja ir matome juos ekrane. Štai. Iš karto už jų, jeigu neklystų, turėtume išvysti Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono karius. Tai inžinieriai tikrai pasižymė savo profesionalumu ir nuolat atliekamomis užduotimis ir kiekvieną dieną, tai yra sprogmenys, mes girdime, kaip nuolat yra randami Lietuvos Respublikos teritorijų, vykdant kasimo darbus, statybų darbus. Ir šie kariai per metus vyksta šimtus kartų būtent į iškvietimus, neutralizuoja sprogmenis ir taip valo mūsų valstybės teritoriją. Ir visi tie sviediniai yra tikrai pavojingi ir čia tikriausiai vieta yra, kada galima pasakyti, jog labai svarbu pranešti, radus bet kokį panašų sviedinį į kovinį. Na ir štai jūrų pajėgos. Jūrų pajėgos žygiuoja su savo vėliava. Jūrų pajėgas tikriausiai lengviausia iš Lietuvos kariuomenės vienetų atskirti. Štai jų uniforma išskirtinė, mėlynas kamufliažas, tikriausiai skiriamasis bruožas, labai ryškus. Na ir taip, specialiųjų operacijų pajėgos. Specialiųjų operacijų pajėgos su savo kovinė vėliava. Tai yra specialiųjų operacijų pajėgų vėliavos grupė, čia matome reprezentuojančią. Kariai, žinoma, kaip visada, yra su kaukėmis. Karinę techniką jų taip pat pamatysime. Tai yra GLTV, šarvuotas visureigių su krau sistema. Tai taip pat dar juos pamatysime šiandien. Taip, sekantis vienetai logistikos valdyba, kuri žygiuoja šiandien dabar pas mus ekrane. Būtent logistiniai pajėgumai šiandien taip pat bus pademonstruoti, jų turima technika ir panašiai. Štai logistikos valdybos būrys. Taip matome vadą būrio ir visą rikiuotę. Iš karto už jo logistikos valdyba ypač svarbu paminėti, kad užtikrina įvairių sričių padengimą Lietuvos kariuomenėje. Tai yra tiesiog technikos remontas, ginklų remontas, maistas, vanduo. Visą tai turi užtikrinti logistai. Tai tikrai ypač svarbios funkcijos Lietuvos kariuomenėje. Taip, mokymo ir doktrinų valdyba taip pat matėme ekrane. Tai mokymo ir doktrinų valdyba, žinoma, užtikrina kariuomenės personalo rengimą. Štai ekrane dabar matome ryšių ir informacinių sistemų batalioną. Priekyje taip bataliono vadė, pulkininkė leitenantė Savickaitė. Tikriausiai labai svarbu paminėti, tai yra vienintelė bataliono vadė moteris Lietuvos kariuomeniai. Ir štai ji vadovauja, veda būrį pati šiandien čia ir tai tikrai pavyzdys yra kiekvienam kariui, kuris žygiuoja dabar paskui ją. Taip, ir iš karto po ryšių informacinių sistemų bataliono turėtų žygiuoti Gedimino štabo bataliono kariai karo policija. Štai karo policija matome. Tai karo policijos visureigius Hammer dar pamatysime. Karo policija viso šio renginio metu taip pat užtikrina viešąją tvarką, būtent kada vyksta karinė technika, užtikrina kolonų saugumą, tai nuolatinis aktyvus darbas. Na ir dabar ekrane būsimi Lietuvos kariuomenės karininkai. Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. Lietuvos karo akademijos kariūnai dabar žygiuoja ekrane, tai yra būsimieji, kaip ir minėjau, karininkai Lietuvos kariuomenės, kurie baigė 4 metų studijas, pagal pasirinktą programą taps būrių vadais ir įsilies į Lietuvos kariuomenės gretas. Na ir paradą užbaigė Šaulių sąjunga. Šaulių sąjunga, kaip kitaip be Šaulių sąjungos, tikrai tai yra mūsų Lietuvos kariuomenės draugai ir vienetas, kuris
tikrai savo patriotiškumu, pasirengimu ir nuolatiniu tobulėjimu, ką mes matom, kaip jie auga kaip organizacija, tai yra įspūdinga stebėti ir jie visada visų renginių metu ir vykdomų užduočių metu yra kartu su mumis ir remia Lietuvos kariuomenę. Taip, ir visai netrukus prasidės po karių parado, prasidės karinės technikos paradas. Ignas Stankus išsamei papasakojo apie tai, ką mes matėme ekranuose, kokie kariai, su kokiom vėliavom žygiavo. Mūsų studijoje taip pat yra dar komandoras Giedrius Valintėlis. Ir mes prieš tai su jums, komandorė, pradėjom truputį kalbėti apie sąlygas, kokiomis tarnauja šiuo metu kariai. Lietuvos kariuomenės vadas nesenai interviu paklaustas, o kokia didžiausia yra mūsų stiprybė, jis nedvėjodamas atsakė, kad tai yra mūsų kariai ir tai yra pagrindinė jėga. Pridėkim dar sąjungininkus ir turėsim savo gynybos pamatą. Kiek yra svarbus palaikymas šeimos, nes dabar, pavyzdžiui, pagalvokime, kad ir sąjungininkai čia, kurie pražygiavo, jie čia yra dislokuoti nuolat. Jie čia praleidžia ilgus mėnesius. Kaip ir mūsų kariai išvažinėja dažnai į pratybas, irgi praleidžia savaitės mėnesius. Tai ačiū labai, kad palėtė šią temą. Tai iš tikrųjų Lietuvos kariuomenė rūpinosi kariais, tiek jų saugumu, tiek ekipuotė ginkluotė, tiek tarnybos sąlygomis investuojama į infrastruktūrą. Tačiau taip pat esam dėkingi ir visuomenės palaikymui. Lietuvoje yra labai aukštas palaikymas kariuomenės. Taip pat yra aukštas palaikymas tų žmonių, kurie nusprendžia atlikti privalomą tarnybą. Ir aišku, kiekvienas karys, savanoris taip pat jaučia ir šeimos narių paramą, ypatingai kai kariai atlieka misijas ar yra siunčiami kažkur mokytis, taip pat ir kovinio rengimo metu, nes dažnai kariai praleidžia poligonuose, grįžta tik savaitgaliais. Tai šita parama yra jaučiama ir kariuomenės dienos proga turėtume pasveikinti ir karius, ir karių šeimas. Ir rūpinamasi kariais mes matėm ir, kad sužeisti kariai taip pat stebi paradą, taip pat Ukrainos kariai sužeisti čia gauna reabilitaciją, gauna gydymą. Taip, tai palapinė greta svečių yra skirta Lietuvos kariams, sužeistiems kariams, taip pat ir čia yra ukrainiečiai. Tai tiek tie kariai, kurie yra mokinami ir kurie atlieka reabilitaciją. Tai Lietuvos kariuomenė šitą programą paramos Ukrainai vykdo jau senai. Tai paramą Ukrainai mokinant mes atliekame praktiškai nuo 15 metų. Tai dalinomės patirtimi iš Afganistano, po to pradėjome ruošti, taip pat prasidėjus karui Ukrainoje pradėjome ruošti karius ir Lietuvoje, ir taip pat mūsų instruktoriai yra kitose šalise. Labai yra vertinami Lietuvos instruktoriai, kadangi dauguma iš jų dar moka kalbėti rusiškai, taip pat supranta gerai ukrainiečius ir sugeba greitai perteikti informaciją. Taip pat Ukrainos vadovybė, tai vyriausias Ukrainos puskarininkas, buvo atvykęs į Lietuvą, dėkoju instruktoriams, taip pat pasikeitė išmoktomis pamokomis, bei kursų programa buvo peržiūrėta. Taip pat Ukrainos sužeisti kariai atvyksta į Lietuvą atlikti reabilitaciją ir šitą darome ilgus metus taip pat. Taip, visai netrukus prasidės karinės technikos paradas. Pone Stankau, žygiuojant Jungtinių Amerikos valstijų kariams, jūs jau užsiminėte apie jų techniką. Kiek dabar mes apskritai turim amerikiečių ir su kokie technika dislokuoti? Nuolat jie bus dislokuoti iki 27 metų. Toks yra sprendimas. Taip, tai amerikiečiai, kaip ir minėjote, nuolat yra čia Lietuvoje. Rotacinių pagrindų jie keičiasi, tačiau ginkluotė, jos kiekis, karių kiekis išlieka tas pats. Tai būtent 2 batalionai šiuo metu yra Lietuvoje, kaip ir minėjau, tankų batalionas, kurio pagrindinė ginkluotė yra tankai Abrams. Važiuos jie šiandien? Žinoma, važiuos ir pėstininkų kovos mašinos Bradley, kuris paskui važiuos taip pat čia pradė ir vykdant užduotis taip pat važiuoja. Na ir kitas batalionas tai yra su savaigėmis haubicomis Paladin. Tai yra, sakykime, amerikietiškas atitikmuo mūsų Panzerhaubicom 2000. Tai vat būtent šią techniką čia ir išvysime. Tai šie 2 batalionai nuolat yra. Na ir dabar, jeigu stebėtume ekranus, tai galėtume išvysti pačią pradžią karinės technikos parado. Ir štai pasididžiavimas Lietuvos kariuomenės priekyje pėstininkų kovos mašina Vilkas.
Pėstininkų kovos mašina Vilkas tai būtent yra Lietuvos kariuomeniai sukurtas technikos vienetas, bazė bokserio, vokiečių gamybos technikos vienetas, Izraelio gamybos bokštelis, 30 mm automatinė patranka. Kas dar labai svarbu paminėti, tai yra manevringumas šito technikos vieneto, taip pat galimybė naikinti priešo šarvuotą karinę techniką. Tai yra ir gyvąją jėgą. Ir gyvąją jėgą. Stiprybė ir gyvoji jėga, ir karinė technika. Ir gyvoji jėga, ir karinė technika. Nes ne tik patranka 30 mm turi automatinę šis technikos vienetas, bet ir būtent prieš šarvuotą techniką naudojama Spike raketinė sistema, kuri, jeigu stebėtume technikos vienetą iš priekio, turi truputį dešiniau atsidarantis modulis ir paleidžiantis šias raketas. Štai matome Vilkus iš viršaus, įspūdingas tikrai vaizdas. Šiame parade dalyvauja tik 8, bet galime prisiminti. 8, prieš 5 metus kiek buvo? 2 gal tik tai? Vienas važiavo. Ir 2 buvo Lietuvoje. Taip. Ir prieš 5 metus, kai minėjome šimtmetį, važiavo parade būtent prototipas, rodėme visuomenėje, štai link ko juda Lietuvos kariuomenė, o šiandien jų galybę Lietuvos kariuomenėje turime čia. Na ir ką? Panzerhaubica 2000, ne? Tai būtent mūsų artileristų valdoma technika, tai Panzerhaubica 2000, jos veikimo nuotolis efektyvus yra 30 km. Tai yra už 30 km. Už 30 km galėtų pataikyti atidaryti automobilio langą? Taip, ta prasme, į automobilį pataikytų. Čia yra esmė, ta prasme, nes tikrai artileristas su geru užvedimu, tas jo taiklumas yra labai aštrus ir tik tai yra tenai vos kelių metrų paklaida, tai iš tikrųjų ypatingo tikslumo artilerijos. Gal galima dar pridėti, kad apie bokštelį, ne, jisai sukasi 360 laipsnių kampu, tai reikia dar papildomas galimybės, vėlgi, ne? Taip, šitas bokštas sukasi 360 laipsnių kampu ir jam nereikia pakeisti pozicijos technikos vienetui. Na ir ką? Matome šarvuotus visureigius, GLTV. GLTV šarvuoti visureigiai pas mus kariuomenė yra vienas naujausių pirkinių ir matysime čia parade įvairias modifikacijas. Pavyzdžiui, pirkinių tai iš Jungtinių Amerikos valstijų. Taip, tai Oshkosh firmos visureigiai taip pat amerikiečiai ir naudoja ir po truputį iš Hammerių pereina į GLTV, taip pat amerikiečius matysime su šitais technikos vienetais. Na ir matome vieną iš tipų, tai yra su 50 kalu, tai yra sunkiuoju kulkosvaidžiu, karys prie sunkiojo kulkosvaidžio ir šarvuoto bokštelio. Ir dar viena sistema yra krau sistema, tai yra kuomet montuojama ginkluotė yra valdoma nuotoliniu būdu. Tai reiškia, kad viduje esantis operatorius gali valdyti ginkluotę ir jam nereikia fiziškai būti išlindus. Štai ir matome minėtąją krau sistemą. Tai taip pat montuojama gali būti ir, ką ir šiandien matysim, GMG, tai yra automatinis granatsvaidis. Ir štai juos ir matom, automatiniai granatsvaidžiai ant Hammerių sumontuotų, tai automatiniai granatsvaidžiai GMG, jų šaudimo sparta, nuotolis tikrai yra būtent stipriausios savybės šios ginkluotės naudojamas. Ir kaip ir minėjau, Hammeris būtent yra šarvuota karinė technika, patikrita laiko, labai efektyvi, bet po truputį yra modernizuojama ir iš šios šarvuotų visureigių pereinama į GLTV. Ir ką galim akcentuoti, amerikiečiai tą patį daro ir mes tą patį darom. Taip, ir iš esmės tai vyksta vienu metu, nes amerikiečiai vis dar naudoja Hammerius patikrintus, bet pereina į GLTV ir mes pereinam į GLTV. O čia jau? Na ir unimogai, tai yra unimogai transporto priemonės, kurios tikrai reikalingos, tai yra pervežti karius, pervežti amuniciją, pravažumas aukščiausio lygio, visi varomi ratai, paprastai tariant, lipa per viską. Na ir matome, jie velka minosvaidžius būtent už savęs.
Štai minosvaidžiai, kurias taip pat naudoja Lietuvos kariuomenė, labai mobilų, prisikabini ir veži į mūšio lauką. Na ir štai matom karinę techniką, veža dėja kariai su raketiniam sistemom. Matome ir Javelin raketinę sistemą, tai yra būtent prieštankinė sistema Javelin, kuri paleista raketa naikina priešo karinę techniką, tarkim tankus, į silpniausią vietą, iš viršaus. O čia jau krašto apsaugos savanorių pajėgos. Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai su keturačiais mobilumą užtikrinantį transporto priemonę. Tai krašto apsaugos savanorių pajėgos tikrai naudoja jau ilgą laiką šios keturačius, būtent šio modelio, ir yra patikrinta sistema ir kario mobilumų. Na ir mūsų kaimynai, Latviai. Latvių būtent atitikmuo, sakykime, mūsų vilkų, tai būtų jų pėstininkų kovos mašinos Patrija. Tai pėstininkų kovos mašina Patrija yra būtent technikos vienetas pagrindinis Latvijos ginkluotųjų pajėgų ir šiam paradui, būtent šiai šventei 105-ųjų Lietuvos kariuomenės atkūrimo metinių proga Latvija atvyko su savo karinė technika ir kariais į mūsų paradą. Tai labai džiugu juos matyti čia. Ir visai netrukus, ko gero, vienas laukiamiausių parado dalyvių pravažiuos. Tarp kitko, Patrija, man atrodo, irgi buvo vienas iš Lietuvos pasirinkimų, kai buvo svarstama, kokias kovinės mašinas pirkti. Bokseris Patrija, jie irgi buvo labai aukštai įvertinti, bet buvo pasirinkti vokiški bokseriai. Na ir štai pagaliau ekrane matome tos legendinius Leopard 2 tankus. Leopard 2 tankai. Jie yra čia ir dabar Lietuvos Respublikos teritorijoje, NATO priešakinių pajėgų, būtent kovinės grupės sudėtyje. Tai yra vokiečių sunkieji tankai, 120 mm patranka, tikrai savo smogiamąją gale, šūvio nuotolis 3,5 km naikinti taikinį gali tikrai lengvai. Greitis, mobilumas, šarvo storis, būtent šios savybės ir daro šį tanką vienu geriausių pasaulyje. Štai matome Vokietijos karius ir tankus. Upės gatvėje išrikiuotų šios tankus, mačiau, fotografavo žmonės ir jau dar prieš 3-4 dienas. Tai tikrai dėmesio sulaukiantis technikos vienetas, nes gali daug būti negirdėjęs apie tankus, bet Leopardą tikriausiai visi žino. Ir jie bus dislokuoti nuolat kartu su vokiečiais atvažiavus nuo 26 metų. Taip, jie yra dislokuoti ir dabar, ir atvažiavus būtent brigadai ir formuojant diviziją, būtent atliekant formavimo veiksmus, jie bus nuolat. Na ir pėstininkų kovos mašinos Marder. Tai remiantysis technikos vienetas būtent tankų, tai yra ypač mobili technika, tai Vokietijos naudojama pėstininkų kovos mašina Marder pasižymi savo mobilumu, taip pat šarvo storiu ir patrankos automatinė sparta. Specifikacija oro taikinius gali naikinti. Taip, ir kas tikrai yra įspūdinga, kad būtent šis technikos vienetas gali naikinti taikinius ne tik ant žemės, bet ir ore. Taip, sąjungininkai iš Vokietijos būtent demonstruoja čia Boxer pėstininkų mašinas, bet šitie bokseriai, matome, yra modifikacijos, būtent matome, tai yra medikų. Galime iš žymėjimo atskirti, jog šis technikos vienetas yra skirtas būtent atlikti medicinės operacijas. Ką tai reiškia? Tai yra su šitokiu šarvu ir tokiu mobilumu kariai sužeisti gali būti išvežami ypač efektingai. Tai yra šarvas leidžia šiam technikos vienetui ypač arti privažiuoti apšaudimo zonas. Taip, matome būtent iš Nyderlandų mūsų sąjungininkus su savo technika. Taip. Važiuoja Nyderlandų žvalgybos visureigiai Fenner. Taip, tai būtent CV90 yra vienas iš tos technikos vienetų, kurios taip pat dažnai mini, kada svarsto apie pėstininkų kovos mašiną, nes mobilumas, šaudymo sparta ypač gera. Na ir štai Nyderlandų taip pat naudojama technika, ką tik matėme, žvalgybinė transporto priemonė Fenner. Dingo čekų, būtent technikai belgai naudoja, tai čia matome būtent belgų dingo
variantus. Labai efektinga transporto priemonė tuo, kad pėstininkai važiuojantis į užduotį žvalgybą su šiom transporto priemonėm gali apsisaugoti nuo tiesioginių minų grėsmių. Tai vadinasi ypatingai atspari minams. Tai kitaip tariant, užvažiavus technikos vienetui tiesiogiai ant minos, pėstininkai neturėtų būti pažeisti esantis viduje. Tai labai svarbu paminėti. Taip, matome toliau techniką važiuojančią. Na ir žinoma, Vokietijos vėliava plevėsuoja ir matome Pumas. Matome pėstininkų kovos mašiną Puma, tai yra būtent tos pėstininkų mašinos, apie kurias mes kalbėjome, būtent tos pėstininkų mašinos, kurios bus pagrindas, vienas iš pagrindų formuojamai brigadai, kuri bus čia nuolatos Lietuvoje su šia karinė technika. Pėstininkų kovos mašinomis Puma, tai vis dažniau mes pastebėsime jas čia Lietuvoje. Gal Konstitucijos prospekte ne taip dažnai, bet... Dažniausiai ne. Dažniausiai pratybų laukose pastebėsim, matysime nuotraukose, pranešimuose iš bendrų pratybų. Bet kokia atveju, tai ko gero stipriausia, pajėgiausia šio tipo mašina šiuo metu pasaulyje ir ji bus Lietuvoje. Taip. O čia irgi ilgai lauktas. Tai yra ilgai lauktas tankas, Jungtinės Amerikos valstijos, tankas Abrams. Tai tankai Abrams tikrai pasižymi savo dydžiu, juos iš toli galima pamatyti, jų tą dydį, siluetą. Tai ši technika tikrai pagal savo pagaminimo metus yra, galima sakyti, gana sena, bet ką reikia suprasti, tokia technika yra nuolat modernizuojama, atnaujinima ir visa sistema esanti tankė yra patikrita laiko ir atnaujita pagal naujausius reikalavimus ir naujausių technologijų. O dabar dar ir perdažyti Lietuvai būdingoms spalvoms, nes paprastai mes Abramsus, jeigu matom, tai yra dykumos spalvos, ne? O čia dabar jau lietuviška žalia, vaizduojanti spalva. Taip, ir galiu pasakyti, kad pirmą kartą tikriausiai Abramsus matau šios spalvos, nes visa technika atvykusi amerikiečių pasižymi tuo smėlio tą spalvą ir būtent pritaikyta. O samaniniai Abramsai pirmą kartą. Taip, tai tikrai matome. Toliau amerikiečių technika. Taip, ir iš karto po tankų, kaip visada, turi važiuoti ir remiantysis vienetas, tai yra pėstininkų kovos mašinos Bradley. Tai yra pėstininkų kovos mašinos, kurios remia tanko manevrą, kurios pasižymi savo šaudinimo sparta, šarvo storiu. Tai taip pat Jungtinių Amerikos valstijų viena moderniausių technikų nuolat naudojimo aktyvioje tarnyboje. Na taip, tokia įspūdinga technika nedažnai pamatysi Lietuvoje, o jinai dabar yra nuolat dislokuota čia. Iki 27 metų amerikiečiai čia, keičiasi, aišku, jų rotacija, bet yra nuolatinis buvimas. Ir čia toliau, ką mes matome. Taip, toliau matome pėstininkų kovos mašinas, iš karto už jų žinoma artilerija, tai yra amerikiečių garsioji artilerija, savaeigės haubicos Paladin. Tai vienas iš batalionų, kuris dislokuotas yra čia Lietuvoje nuolatos, būtent naudoja šias 155 mm savaeigės haubicas. Taip pat... O šūvio nuotolis yra panašus kaip vokiškų haubicų? Taip, turėtų būti panašus kaip vokiškų haubicų, bet ką reikia suprasti, ne tik nuo pačio kalibro ir nuo technikos vieneto priklauso šūvio nuotolis, bet ir naudojamo užtaiso, tai yra koks yra naudojamas sviedinys. Tai labai svarbu, bet tai yra vidutinio nuotolio, tai reikia orientuotis į 30 km efektyvų šaudimo nuotolį. Kai kalbu jie efektyvų, tai reiškia, kad kur taikysiu, ten pataikiau, o ne šoviau. Tiesiog iššoviai, taip.
Ir dar reikėtų, ko gero, greitį akcentuoti, tai nėra lėtaigės mašinos, jos pakankamai greitai gali judėti ir manevringumas jų yra nemažas. Taip, tai tikrai kaip tokio dydžio ir tokio svorio technikos vienetui apie 65 km, 70 km per valandą greitis išvystomas, tai yra tikrai didžiulis greitis mūšio lauke. Ir ką reikia paminėti, tai tikrai vietovė šiai technikai nedaro įtakos, lipa, paprastai tariant, per viską. Nors tai yra sunki technika, ne? Nėra, kad... Ne, tikrai nėra lengva technika. Ši pati haubica sveria apie 35 tonas, bet viduje amunicija ir visa kita tikrai ypač sunkiai daro šį techniką. Gerai, jeigu, tarkim, kiek gali iššauti per minutę? Per minutę galėtų iššauti tikrai nemažą kiekį sviedinių. Apytiksliai turėtų būti apie 4-5 sviedinius turėtų iššauti be sustojimo. Štai ir matom sekančią techniką, būtent ketai. Tai ketai amerikiečių technika, kuri tuos sviedinius artilerijai ir atgabena į vietą. Na ir matom GLTV, būtent kaip ir minėjau, mes naudojam Lietuvos kariuomenę GLTV šarvuotus visureigius, pereinam juos ir štai matom ir amerikiečių šarvuotus visureigius GLTV, kur taip pat jie naudoja, modernizuoja ir iš legendinių ir mūšio patikrintų Hammerių pereina į šią modernesnę karinę techniką. Modernesnė, ko gero, ne tik tai šūvio prasme ar judėjimo, manevravimo prasme, bet ir visą laiką sąjungininkai, ką akcentuoja, tai yra į apsaugą. Taip. Vėlgi, ko gero, jeigu kalbam apie tos pačius GLTV, tai yra patentuotos sėdynės apsaugotos nuo sprogimų. Ne tik tai šarvai, bet plius tu turi dar papildomą apsaugą. Taip, tai vienas esminių dalykų yra vakarietiškose kariuomenėse atsižvelgiant į pirkimus karinės technikos, yra gyvosios būtent jėgos, tai yra kario žmogaus apsaugojimas mūšio lauke. Nes tai yra esminis dalykas. Tai karys turi būti apsaugotas ir šarvas, visos galimybės apsaugoti karį turi būti maksimaliai įvertintos įsigijant naujausią karinę techniką. Na ir oro gynybos batalionas. Oro gynybos batalionas įsikūręs Radviliškyje naudoja šią techniką. Būtent mano gimtasis miestas, tai negaliu atsigrožėti oro gynybininkais. Šiandien pamatysim ir raketinę sistemą NASAMS. Dabar matome RBS 70. Tai yra oro taikinius naikinančią sistemą ir kariai, kurie mobiliai gali pereiti su šiomis sistemomis tiesiog į bet kokią vietovę. Tai jos matome štai sunkvežimėse, GROM taip pat sistemas, na ir NASAMS. Kaip ir sakiau, tai NASAMS sistemos, 6 raketos, pati technika gali užsitaisyti, nereikia jokios pagalbos, turi gervę, užsitaiso vėl raketas ir vėl atlieka užduotį, mobili raketinė sistema. Karo policija. Karo policija su Hammeriais važiuoja, tai kaip ir minėjau, karo policijos užduočių yra galybė. Tai yra technikos vienetų, kolonų apsauga vykdant, būtent viešosios tvarkos užtikrinimas, kad ir šio renginio metu karo policija saugo viešąją tvarką ir rūpinasi visuomenės saugumu aplink visą Konstitucijos prospektą. Štai matome juos dabar ekrane. Na ir G-Wagon. G-Wagon visureigiai Mercedes-Benz, galiu pasakyti taip, jie kvepia dar dažais. Visiškai nauji. Vos kelios dienos prieš šį paradą Gedimino štabo batalionas čia Vilniuje gavo būtent šiuos visureigius, kurių Lietuvos kariuomenė perka tikrai ne 100. Tai mobilus, laiko patikrintas ir dar pačios moderniausios versijos visureigis G-Wagon. Tai mes dažniausiai kariuomenį vadiname G-dais, bet G klasės visureigius tikriausiai esame matę ir civiliniai rinkoje ir tai yra ypač populiarūs visureigiai. Ir ką jie pakeis dabar pas mus kariuomeniai? Jie pakeis tuos pačius G-Wagon būtent visureigius, tačiau labai senos modifikacijos ir seno leidimo. Tai būtent čia yra naujausia. Na ir matome vilkikus. Šie vilkikai Zetros, Mercedes-Benz Zetra atgabeno čia tankus, sunkią techniką. Būtent tokia yra pagrindinė paskirtis. Tai yra gabenti sunkią techniką, pajėgumas milžiniškas, bet šiuo metu jie veža būtent parado tikslais, parodyti visuomeniai būtent sistemas,
Scan Eagle. Tai yra bepiločiai orlaiviai Scan Eagle, kurie savo matymo lauku, savo galimybėmis tikrai yra vieni moderniausių pasaulyje. Ir būtent tai yra mūsų turima technika. Na ir ore pamatėm pagaliau mūsų oro pajėgų lėktuvus. Tai lėktuvai štai matom virš Konstitucijos prospekto Spartanas. Mūsų legendinis. Oras nekoks. Jo, naikintuvai oro policijos misijos taip nepakilo šį kartą, bet dėl oro sąlygų, bet Spartanas, štai matom, skrenda, girdim nuolat Spartaną. Paskutinė jo užduotis Izraelyje mūsų Lietuvos Respublikos piliečius įstrigusius skraidino būtent šis krovininis transporteris, tai tikrai labai technika išnaudojama Lietuvos kariuomenė. Ir tai yra efektyvi priemonė, nes pavyzdžiui, Šiauliuose, kurie dislokuoti, tu gali pakėlęs iš Šiaulių iki Afganistano, tu gali nuskristi. Taip, su pilnu baku šis lėktuvas gali nuskristi. Taip, pilnai užtenka, jo galimybės tai leidžia. Dar gal pamatysim kažką iš oro pajėgų? Taip, tikrai turėtume pamatyti. Tai laukiam ore, ką dar galėtume pasižiūrėti įdomaus. Naikintuvams oras iki paskutinės minutės mes čia stebėjom ir komandoras vis dar tikrino telefoną. Pakils, nepakils, naikintuvai nepakilo. Jeigu tokį, kitą kartą. Taip, oras tinkamas, bet pro debesis nelabai kažką matysi. Tik girdėtum didžiulį triukšmą iš tų naikintuvų. Tai labai svarbu įvertinti. Kas dabar Italoje, ne? Taip, dabar šiuo metu oro policijos misiją Lietuvoje vykdo italai. Būtent su Eurofighter naikintuvais, Eurofighter Typhoon. Tai būtent 4 šie naikintuvai ir buvo planuota, kad pasirodys, bet matom debezuotumas ir jų aukštis skridimo yra tikrai, būtų žmonės tikriausiai nieko nematė. Tik girdėjo. Nepaisant to, karts nuo karto vis tiek būna, kad praskrenda ar virš Vilniaus oro uosto, ar šiaip vykdydami kitus skrydžius, juos galime matyti ir girdėti. Na ir turėtume jau matyti ekrane po truputį skrendančius sraigtasparnius. Štai mūsų sraigtasparniai, Lietuvos kariuomenės Dolphin, mes paprastai vadinam delfinais, tai yra šitie modernūs sraigtasparniai nuolat vykdo užduotis ir gelbėjimo užduotis. Taip pat transportuojami yra organai, tai bendradarbiavimas nuolat yra su gydymo įstaigomis, tai tikrai universalus sraigtasparnis ir čia matome net 2 delfinus. Taip ir viskas, ne? Su karinės Apačiai, o čia plauka Apačiai? Turėtų būti dar sraigtasparnių, būtų labai įdomu išvystę, galbūt pamatysime netrukus ir mums galės pademonstruoti, bet čia kol kas matome Lietuvos kariuomenės sraigtasparnius, tie patys delfinai. Pagal planą turėjo būti amerikiečių Apačiai, labai laukiu jų, bet galbūt taip pat atliekamas užduotis ar techninės galimybės neleido pakilti, bet kol kas jų nematom. Taip, bet kokia atveju mūsų studijoje dar yra komandoras Giedrius Valentėlis, kapitonas Ignas Stankus ir matėm išties įspūdingą karinės technikos paradą, netgi naujausius pirkinius. Gal čia, komandorė, gera proga ir vieta pakalbėti apie tai, kiek mes investuojam ir ką mes perkam. Kokie yra pagrindiniai mūsų pirkiniai Lietuvos kariuomenės? Tai jeigu mes palygintume paradą, kuris vyko prieš 5 metus ir dabartinį paradą, tai skirtumas yra akivaizdus. Turim artilerijos sistemas moderniausias, vakarietiškas, taip pat bokseriai. Reikia paminėti, kad bokserių įsigijimas dar vystomas, taip pat GLTV. Kalbant apie ateitį, taip pat yra suplanuoti įsigijimai, pasirašytos sutartys ir artimiausių metų bus įsigytos artilerijos sistemos Cezar, prancūziškos, tai ratinės, mobilesnės, kurios labai gerai pasirodė karo Ukrainoje metu, kadangi jos gali šauti ir greitai keisti poziciją. Taip pat NASAMS, čia pačiai skrenda. Štai pagaliau matom tuos legendinius Apache sraigtasparnius, AH-64 Apache. Tai koviniai sraigtasparniai, būtent Jungtinių Amerikos valstijų naudojami sraigtasparniai, kurie savo sistemomis, savo ginkluotę ir šarvų, nes šis sraigtasparnis yra atakos sraigtasparnis, tai vadinasi kapsulė, kur sėdi pilotas ir antrasis pilotas, artileristas, yra šarvuota. Tai jie apsaugo nuo tiesioginių šūvių esančią įgulą viduje. Koviniai sraigtasparniai atskridę iš Lenkijos būtent šiam paradui pasveikinti visų karių ir visuomenės su Lietuvos kariuomenės atkūrimu. Ir tai jau dabar tikrai visa karinė technika, kuri turėjo būti parade.
Tai tęsiant, kas laukia Lietuvos kariuomenės, kaip vystosi, tai galim pasakyti, kad tie patys Apačiai taip pat yra planuose. Jie turėtų tapti, kaip ir mūsų vystomos divizijos oro komponento dalis. Tai turbūt apibendrinant pasakyčiau, kad manevras sausumoje tai yra prioritetas numeris 1. Tai čia bus ir papildomos artilerijos sistemos, taip pat šarvuočiai. Ir taip pat reikia pasakyti, kad Lietuvos kariuomenė labai daug investuoja į logistiką ir atsargas. Kadangi mūsų biudžetas buvo mažesnis ir eilę metų mes atsargų nekaupiam, bet karas Ukrainoje rodo, kad taip pat mes turime sukaupti ir atsargų. Dar reikėtų pažymėti, kad HIMARS salvinės raketų sistemos taip pat yra planuose, taip, jos yra perkamos kartu su Baltijos šalimis, tai šitos sistemos bus integruotos, taip pat yra šioms sistemoms bus vystomas žvalgybos pajėgumas, kadangi sistemos šauna žymiai tolesnį nuotolį, todėl mums reikia turėti ir geresnį taikinių nustatymo galimybę, ryšių sistemas ir labai svarbu paminėti, kad bus plečiamos ir NASAMS pajėgumas, taip pat NASAMS tai yra vidutinė oro gynybos sistema, bus integruota su Latvija ir Estija, taip pat perkami radarai, kad mes galėtume matyti bendrą oro paveikslą, tai yra labai aktualu, kadangi naikintuvai skrenda labai greitai, mūsų oro erdvė nėra didelė, šis vaizdas yra integruotas su NATO vaizdu, tai mums žymiai pagerins galimybės identifikuoti taikinius ir tada pritaikyti reikiamą ginklą naikinti oro taikinius. Taip pat reikia pažymėti, kad Baltijos jūra, taip pat mes investuojame į Baltijos jūros saugumą, tai yra keičiami radarai, taip pat yra keičiamasi realiai informacija su Baltijos šalimis, taip pat Suomija ir Švedija, įstojus į NATO, pradės daugiau dalintis informaciją ir taip pat 3 Baltijos šalis dabar vystoma analizė, kaip galėtų ateityje vystyti jūrinius pajėgumus ir remti vieną kitą efektyviai. Tai čia būtų galbūt pagrindiniai įsigijimai. Tai, ką jūs išvardinot, iš esmės labai daug pirkinių yra daroma iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir ką kalbėjo kapitonas, kad tie patys džipai, kuriuos perka Jungtinės Amerikos valstijos, modernizuoja savo karinės pajėgas, tą patį daro mes. Switchblade'ai, ko gero, yra labai svarbi ir čia reikia, ko gero, visą laiką akcentuoti, kalbant apie šios dronus, kad Switchblade'ai tai yra vienintelė, Lietuva yra vienintelė valstybė, su kuria pasidalino amerikiečiai ir kurie pardavė užsienio partneriams. Mes esame vieninteliai. Kodėl mes? Koks mūsų yra išskirtinumas? Kodėl jie pasidalino tokią techniką tik su mum vienais pasaulyje, kalbant apie Switchblade'us? Šiandien mes jų dar nematėm gal. Tai taip, nepilotuojami orlaiviai, ypatingai atakos yra labai svarbus. Džiaugiamės, kad mes buvom pirmieji, turbūt mūsų vadovybė rodė didžiulį norą įsigyti, taip pat mūsų parama Ukrainai ir mūsų saugumo situacija turbūt diktuoja, kad šitas pajėgumas yra reikalingas. Tai reikia pažymėti, kad Lietuva taip pat kitais metais įsigis ne tik atakos nepilotuojamus orlaivius, bet taip pat ir orlaivius skirtus žvalgybai, ypatingai didelis dėmesys